Daugiausiai įrašų parduodančiam vakarų pakrantės reperiui The Game gresia 5 metai kalėjimo. Jis kaltinamas vienos Los Andželo mokyklų teritorijoje smogęs varžovų komandos žaidėjų. Vėliau vaikų akivaizdoje išsitraukęs iš automobilio ginklą bang bang ir jam grasinęs. Tikimasi teismas supras, jog reperis tenorėjo gero. The Game geidė vaikams parodyti, kaip turi elgtis tikras vyras. Supergarsenybės Jay-Z ir Beyoncé po 5 metų santykių nusprendė susituokti. Kanuose susižadėjusi pora rudens pradžioje ketina iškelti didžiulės vestuves. Taip žvaigždės nori atšvęsti visų santykių metu trukusias derybas. Finale mainais į 2 sūnus ir dukrelę Beyoncés laukia toks didžiulis deimantas, koks tik gali tilpti ant dainininkės piršto. Kalifornijos gubernatorius Arnoldas Schwarzeneggeris savo diplomatinės kelionės metu sustojo Otavoje, kur pirko kubietiškų cigarų. Už savo poelgį įrodžius kaltumą buvęs aktorius galėtų būti uždarytas kaboklin. Jungtinių valstijų piliečiams įsigyti kubietiškų cigarų draudžia įstatymas. Ir tai ne pirmas sykis, kai politikas kaltinamas ragaujas uždraustų vaisių, tačiau niekas nespėja jo sučiupti. Vienintelius įkalčius cigarus Terminatoriaus žvaigždė rūka kur kas uoliau nei kilnodavo svarsčius.